Run – ką daryti, bėgti, bėgioti. Pavyzdžiui, to run a marathon – nubėgti maratoną. Šis veiksmažodis turi daugybę perkeltinių reikšmių ir priklausomai nuo kontekstų į lietuvių kalbą gali būti verčiamas įvairiais atitikmenimis. Pavyzdžiui, tekėti, lieti, sroventi. The tap is running – iš čiaupo teka. Kursuoti, vaikščioti. Buses to Oxford run every hour. Autobusai Oksfordą kursuoja kas valandą. Valdyti, vadovauti, tvarkyti. They run a small company. Jie vadovauja nedidelė įmonei. Nusistovėjusiose frazėse žodis run taip pat būna daiktavardžių reiškiančių bėgimą kaip distanciją arba nubėgtą nuvažiuotą kelią. Pavyzdžiui, a 5-minute run – 5 minučių kelias. To go for a run – išeiti pabėgioti. Kalbėdami apie bėgimą kaip veiklą arba sportą sudarysime daiktavardį running. Pridėję prie kamieno papildomą šaknies priebalsį n ir priesagą ing. Pavyzdžiui, running is good for your health. Bėgimas naudingas jūsų sveikatai. O norėdami kalbėti apie žmogų užsiimančių bėgimu, pridėsime prie kamieno priesagą er, kad sudarytume žodį runner, bėgikas. Pavyzdžiui, he is a fast runner. Jis yra greitas bėgikas. Tačiau pridėję prie kamieno priesagą y gausime būdvardį runny, kuris aprašo kažką skystą arba varvantį. Pavyzdžiui, runny honey, skystas medus. A runny nose, varvanti nosis, sloga. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. The runner went for a run because running makes him happy, but now he has a runny nose, so he cannot run today. Like, share and follow.